Sveiki visi, sugrįžę į mano podcastą One Way vienas kelias. Šiandien turiu Vilmą. Vilma yra mano pastorė ir aš ją žinau visą gyvenimą. Taip, aš buvau ligoninėj, kai tu gimėjai. Man yra 21 metai, tai labai ilgą laiką aš tave pažįstu ir jinai tikrai yra padėjus man per labai daug situacijų, sunkių, tikrai jinai ta moteris, kur aš labai daug ką mokinausi iš jos, tai gal pradėk biškį papasakot, kaip tu užaugai Lietuvoje, tavo šeima, kaip viskas ten taip atrodė. Jo, aš užaugau Lietuvoje, taip. Mano šiaip vaikystė buvo gal dvejopa, pasakyčiau. Iš vienos pusės aš šiaip buvau labai veikli studentė, ten dainų dainelėse, visokiose būreliuose, labai daug dalyvavau, labai daug draugų turėjau, toksai labai buvo fun augti Lietuvoje, kieme, su draugs, su tavo mama, mes aišku buvom kaimynės iš to, jos namas ir mano namas nuo vaikystės iš to. Tai iš vienos pusės vaikystėje aš turėjau labai tokią gražią, labai visko daug, visur labai dalyvavau, viskas labai įdomu buvo, daug draugų turėjau. Bet iš kitos pusės buvo labai sudėtingas šeimoje, nes tėtis turėjo problemų su alkoholiu, tiesiog tėvai labai sunkiai sutarė ir aš atsimenu, su tavo mama būdavo tai pas ją vieną vakarą verkiam, tada kitą vakarą jinai pas mus verkia, nes tai jos tėvai, tai mano tėvai, ta prasme iš to. Tai šitas iš tikrųjų daug streso buvo ir aš atsimenu, kai augau, labai norėjau greičiau užaugti, išeiti iš namų ir kad nematyti nieko, ta prasme iš to, tai buvo labai nelengva, būdavo kitas iki gėdą atsivesti ir draugus, nes aš nežinau, jeigu tėtis grįžgirtas arba ten kažkas, tai vat ta pusė jinai buvo sunkia, aš labai pergyvenau, labai mylėjau tėvus ir myliu iki dabar. Iš to ir labai būdavo skaudu matyti, kai jie ar nesutarė, arba ten, ta prasme, ypač kai tas alkoholizmas, kuris iš tikrųjų yra be galo didelė liga žmonėms ir tikrai daug bėdų atnešanti, tai gal tiek, toksai buvo dvigubas. Vaikystė buvo gražiai iš tikrųjų, bet iš tos pusės labai sunkiai. Jo, supratau. O kaip tokie momentai buvo sunkiai, ar tu kažkaip melsdavaisis, ar kažkaip klausdavai, ar yra Dievas, ar kaip tavo mintis? Tarp to laiko buvo. Jo. Šiaip visą laiką, kiek aš save pamenu, nes tėvai tai tikrai buvo visiškai nereligingi, bažnyčia visiškai nevaikščiojo. Vienintelis, kas buvo močiutė, buvo tėtės mama, kuri katalikė, jinai tikrai ten ištikimai eidavo visą laiką. Ir aš pamenu, kiek save pamenu, visada kažkaip žinau, kad Dievas yra. Nors augau tada tais tarybiniais laikais ir tada buvo ir į bažnyčią buvo negalima eiti ir visi sakė, kad mes iš bežionės išsiritom. Ar kažkas, ta prasme, iš to. Bet kažkaip giliai širdį galvojau, kažkaip nesąmonė, negali viskas taip tobulai veikti. Aš mėgdavau ryte labai pabėgiuoti, ten prie ežero mes augom labai gražiai vietai iš to. Ir aš atsimenu, atsisėsdavau anksti ryte ir taip tylu, žinai, tas ežeras toksai lygus, tas kvapas, tie paukščiai, tas spalvos, galvoju, nesąmonė, kad taip tobulai viskas, turi būti kažkas, kad kažkas yra tai tikrai. Tai visada kažkaip žinojau. Ir pamenu, kai būdavo labai sunkus momentai, ir atsimenu ypač vieną, kai tada tėtis tikrai grįžo, tikrai girtas ir mums reikėjo bėgti iš namų, nes tiesiog jisai prigerdavo, jis tiesiog nežinodavo, ką jisai daro iš to. Ir aš atsimenu, išbėgau be batų, išbėgau basa ir tada taip šalta buvo, ruduo ir lyjo. Ir aš išbėgau ir aš atsimenu taip, Dieve, nors Dievo, kurio nežinau, bet kažkaip žinau, kad jis kažkur yra, aš atsimenu, Dieve, kodėl man taip yra? Toks tarytum pikau ant Dievo, kodėl man, kodėl kiti vaikai, ta prasme, to neturi, o aš tą turiu. Iš to ar aš melsdavausi ir šaukdavausi Dievą? Jo, kažkaip viduj būdavo, kad Dieve. Ir aš visiems sakydavau, nes tikrai buvo ne viena, kelios situacijos buvo, kur aš buvau per plauką nuo mirties iš to. Vieną kartą taip prie mašinos būčiau tiesiog, kitą kartą buvo, nežinau, tais laikais buvo, atsimenu, kad mergaitės į mašinas įsitemdavo, ta prasme, prievartauti, iš tikrųjų buvo mūsų to miestelėje. Žiūriu ir mane vieną kartą, buvo, taip užpuolė du vyrai
ir į tą mašiną mane bandė įkišti. Ir jie nei kažkokiu būdu manęs ten neįkišo. Jie turėjo, tas, žinot, kaip buvo mašina 2 durų. Ir jie turėjo per priekį mane į galą. Ir aš ten kažkaip, nežinau, kaimynas išgirdo, iš tikrųjų išbėgo, tada kaimynas primušė, man atrodo, kaimyną ten iš to. Bet aišku, tokių situacijų pas mane buvo ne viena, ne 2, ne 3. Ir aš vis kažkaip išslysdavau iš to. Ir aš visiems sakydavau, nežinau kaip jūs, bet aš, žinokit, turiu angelą sargą. Kažkoks mane. Dabar, kai žinau, tai buvo ta pati Dievo dvasia. Aš dabar pamenu, aš atsimenu tą, aš žinau, tas pats jausmas būdavo iš to. Tai žinau, kad Dievas tikrai saugojo ir išsaugojo. Ir jo, ypač kai sunku būdavo, tikrai šaudavus Jėzų. Dažnai pykdavo, aš galvodavau, čia Dievas tas, kuris man blogai taip daro, žinai, kitiems iš to, bet jo. Supratau, labai baisu. Jo, eiti savo. Ir tada tu išvažiavai į Londoną, ne? 18 metų buvo. Man buvo 24. Aha, supratau. Tai 23, man atrodo. Kaip tau atėjo ta idėja išvažiuoti į Londoną? Jo, į Angliją, tai aš norėjau išvažiuoti visada. Mes dar kai tarybiniais laikais gyvenom, mes niekur išvažiuoti negalėdavom. Bet buvo mano didžioji svajonė. Aš laiką sakydavau ir draugams, žinokit, jeigu aš turėčiau daug pinigų ir galimybę, aš visą pasaulį apkeliaučiau. Iki dabar ta pati svajonė, žinokit. Man iki dabar kelionės yra didžiausia vertybė. Iš to, tai aš visada giliai širdį svajojau, net tada, kai nebuvo įmanoma, nes tai buvo tiesiog iliuzija. Iš to, bet vat, kai atėjo ta galimybė pirma ir kai jinai tik tai pasitaikė, tiesiog, aš ir mano vyras dabar esamas, tada dar nebuvo, mes draugavom. Iš to išvažiavom kaip studentai. Iš to ten buvo galima pildyti formas tam tikras iš to. Taip, kad aš norėjau visada išvažiuoti. Kažkodėl. Gerai. Ir išvažiavai ir tada ką tu veikėjai, kaip atvažiavai į Londoną? Ką aš veikiau? Viską veikiau. Dabar mes atvažiavom 4 mėnesiams. Iš tikrųjų buvo tikslas per tą laiką uždirbti pinigus, kad galėtumėm nusipirkti butą Lietuvoje ir pradėti savo verslą. Aš planavau tiesiog kirpyklų tinklą. Toks planas buvo iš to. Tai va, tai mes atvažiavę tiesiog daug dirbam, labai taupėm, niekur neleidom iš to. Valgėm pupeles su svogūnais. Jo, grinai, mes tiesiog viską taupėm, nes buvo trumpas laikas ir aš supratom, kad dabar pabūsim. Paskui, kai grįšim į Lietuvą, gyvensim iš to. Iš to tai dirbo visokius. Mes pradžioj atvažiavom kaip studentai į fermą ir braškės rinkom. Paskui į Londoną atvažiavom. Tiesiog dirbau ir pirmas buvo viešbutį, trumpai labai padirbau. Ir paskui tokia sport kafė, kavinė, pabas toksai buvo. Ten dirbau, tada parduotuviai dirbau, ten drabužius lanksčiau, tada kaip vertėja dirbau. Ta prasme, agentūrai tokioj iš to. Tai vat, daug ką. Viską dirbau, tiesiog viską dirbau, ką galėjau, ta prasme iš to, nes tikslas buvo iš tikrųjų gal, ypač pirmus gal 2 metus, buvo tiesiog uždirbti ir tada grįžti ir tada daryti, kas patinka iš to. Tai, jo. O tu dabar esi pastorė, tai kaip tu atėjai iki tos vietos, kur Dievas tave pašaukė? Kas vyko tavo gyvenime, kaip tu? Jo, pastorė, tai man, ta prasme, iki dabar, kaip pasakau, gyvenime nesvajojau, gyvenime neplanavau to daryti, bet įvyko taip, kad matai, aš atgimiau namuose Lietuvoje. Prieš pat išvažiavimą buvo gal 4 mėnesiai iki išvažiavimo Angliją. Aš turėjau tą labai ryškų tokį, kurio nesitikėjau patyrimą su Jėzum, su šventąja dvasia, kaip dabar suprantu. Iš to ir išvažiavus į čia aš jau iš karto, aš išvažiavau su Nauju testamentu ir su šventąja dvasia dabar, kaip žinau, iš to į čia. Ir pirmus beveik metus, gal 8 mėnesius jokios bažnyčios nebuvo. Iš to ir paskui Londone, kai jau buvom, jau susiradom, pirma buvo baptistų bažnyčia. Tenais ir ten mes lankėmės, ten mes su vyru susituokėm. Mano vyras įtikėjo per vestuves. Nors iš tikrųjų jis atgailos maldą meldėsi, nežinau, daugybę kartų. Bet su to maldom, žinai, yra taip, žinai, iš to. Bet jau tikrai jis pasišventė vestuvių dieną, reiškiasi. Dievas davė ir vyrą, ir brolį kiekvieną dieną. Iš to, jo. Ir
Ir taip gavosi natūraliai, kad kai mes lankėm tą baptistų bažnyčią, mes tiesiog ten, kur lietuvių sutikdavom, iš vis tais laikais lietuvių sutikti būdavo, wow, kažkas tokio. Aš tiesiog skelbėm Kristų iš to, dalinomės savo išgyvenimo patyrimu iš to ir žmonės pradėjo aplinkui mus rinktis. Tiesiog ir mes vesdavomės į tą baptistų bažnyčią, tada atsimenu, jie prancūziškai kalbėjo. Tada dėl mūsų vertė angliškai, o dar jis vertė, mano vyras vertė lietuviškai iš to. Ir reiškiasi ir buvo toksai. Ir jie tiesiog gavosi taip, kad pradėjom rinktis, žinai, alkis labai pradėjo. Pirmas dalykas, aš atsimenu, alkis kažkaip negana. Nueini į bažnyčią, man negana. Toksai norisi kažko daugiau. Ir mes tada atsimenu, aš, mano sesė, žinai, Darius, tiesiog maldą tokią darydavom, namuose maldą. Paskui žmonės pradėjo kažkaip jungtis iš to ir prasidėjo tokia ląstelė lietuviška. Ir nieks negalvojo jokių bažnyčių pradėti, jokiais pastoriais būti, jokiais, ta prasme, čia paskutinis dalykas, ką pagalvočiau. Bet kažkaip natūraliai, organiškai visi ateidavo, o kaip yra Vilma, žinau, tai kaip čia, aš įtikėjus gal 2 metai, žinau, visi kiti tiesiog iš gatvės, ir tavo tėtis, atsimenu, visi pradėjo rinkti, žinai, ir natūraliai gavosi, žinai, kad pas mus namuose darėsi, ir visi ateidavo klaus pas mane. Suprantė, o aš jau 2 metus jau vyresnė sesė, žinau. Tiesiog dabar, kaip matau, tai buvo dovana, iškart ir pašaukimas, kurio aš, aišku, neatpažinau ir nežinau, bet man tai buvo natūralu. Pagrindinis dalykas, kad mes tiesiog mylėjom tos žmonės, tiesiog buvo labai įdėta, buvo rūpėjo, toksai, pačiai yra pastoriaus dalis, žinai, tu turi rūpėti tie žmonės, tau ne tas pats, kas su jais vyksta, tau norisi padėti, tau norisi kažkaip su jais nueis, tą ekstra myliai, žmonės jaučia gal tai. Ir tiesiog sakau, tai į mūsų namus, kiek gal mūsų buvo, aš nežinau, 30, kiek ten tų žmonių, kad į tą mūsų sitingą didelį, apačiau mes nebetilpom. Ir pamenu, nes jau per tą laiką visi vadino kažkaip pastorė, aš atsiprašau, pastorė. Aš tada nebuvau pabaigusi jokio teologijos mokslo, ta prasme, aš tiesiog, įtikėjau tada namuose, Naują testamentai, pasiėmiau, supranti, šventoji dvasia buvo ir pastorio, ką tai reiškia, žinai, iš to. Ir tiesiog aš atsimenu vieną dieną, supratau, mums reikia kažkokio žmogaus, mums reikia tikro pastoriaus. Tikrai tikro pastoriaus, kuris mus mokytų raštų, mus vestų, kad mums pamokslautų, kad mums raštą mokytų. Ta prasme, gyvenime nepagalvojau, kad atsakymą gausiu, kurį gavau. Tikriausiai nebūčiau meldusi, būčiau pagalvojus iš to. Bet aš atsimenu, kad nuėjau į sodą savo ir taip siriesi labai rimtai, sakau, Dieve. Mums reikia pastoriaus, mums reikia kažkokio mokytojo, kuris mokytų mus Biblijos, ta prasme, atsiūs mums kokį nors žmogų. Mano tokia malda. Ir taip aiškiai išgirdau. Ir aš žinau, kai Dievas kalba, aš žinau. Nežinai, kad esi net neklausi, nes bijai išgirsti, nes kai išgirsti iš Dievo, žinai, kad jis nesikeis. Ir aš taip išgirdau, tikrai Dievas sako, tu mokyk. Ir man net širdis sustojo krūtinėje. Aš galvoju, čia baisiausia, kas gali būti. Aš labiausiai ko bijodavau visą laiką scenos, nors dainuodavau, iš tikrųjų dainuoti yra viena, bet duete visą laiką, ne pirmoji. Aš antru visą laiką, aš pritar galiu padėti, bet eiti taip su mikrofonu, atsimenu, kai klasėje paklausdavo, ten prieš klasę reikėdavo atsistoti, atsisakyti, aš pamiršdavau vardą pavardę, aš galvoju, tikrai ne aš. Ir bet žinau, kai Dievas kalba, ir tada aš pradėjau teisinti, sakau, Dieve, sakau, aš visų pirma, aš Biblijos net iki galo neperskaičius buvau, aš žinai iš to. Aš sakau, antras dalykas, aš moteris, aš ne vyras, aš net atrodau kaip pastorius, o kas tai, supranti, aš pradėjau teisinti, sakau, Dieve, ir aš neturiu žinių, aš nežinau, ką daryti. Ir tada atsimenu tą balsą, žinai, kur sako, Vilma, man nereikia tavo žinojimo. Man reikia tavo širdies. Žinojimą duosiu aš. Ir žinau, per šis 26 metus jis taip ištikimai duoda žinojimą, aš atsisuku, aš galvoju,
can't believe it. Čia tikrai ne aš tikrai nesugalvojau šito dalyko. Kiek buvo situacijų visokių, kiek ir teologinių kažkokių ten tų klausimų. Iš tikrųjų, ir kaip Dievas gražiai iš rašto iškeldavo, siūsdavo, duodavo supratimus. Ir tas iki būdavo, žinai, ateina paklausė ten, žinai, nu tai kaip dabar čia tas ir tas, taip stovi, net smegenys užkaisto. Aš galvoju, ką sakyt, aš nežinau. Aš pirmą kartą tokį klausimą girdžiu, aš net neklausiu, žinai. Ir Dievas taip duodavo, tas vidinis žinojimas. Aš pati pasakydavau, paskui, ko Dieve užsirašyti, kad nepamirščiau. Iš to, nes čia geras va. Čia geras. Tai iš tikrųjų, va, Dievas ir buvo ištikimas man, ta prasme, kaip jam reikėjo tiesiog širdies, kuris sakytų taip. Kažkokia nuojauta man tokia yra, bet čia mano tik tai išvedžiojimai, dangui pamatysim. Kad aš nebuvau pirma, kad Dievas šaukė Anglijoje čia atsistoti į tą lyderio vietą. Aš tikiu, kažkas buvo prieš mane. Aš tikiu. Kažkaip, aš nežinau, čia galim vedžioti, bet man toks žinojimas gilus. Aš tikiu, kažkas buvo, kažkoks vyras ar kažkas buvo, kad Dievas šaukė. Bet ta prasme, žmogus gali pasakyti taip ir ne. Jeigu žmogus sako ne, Dievas vis tiek padarys savo darbą. Tai aš nemanau, kad aš buvau pirmas choice, bet... Bet choice. Supratau, bet Dievas vis vieną tave pasirinko ir ką tu sakytum, jeigu žmogus žino, kad Dievas jam šaukia kažką daryti. Pavyzdžiui, tu žinai ir mano situaciją, kaip Dievas šaukia mane situacijom eiti ir nebijoti. Ir kaip tam žmogui nebijoti? Ką jam daryti jeigu Dievas jam davė kažkokį, tu turi dabar eiti ir tą daryti. Ir kaip iš vis atskirti, kaip yra, kaip tu pats susigalvoji kažką ir kaip jau Dievas jau tave šaukia. Čia daug klausimų viename, tai nežinau kiek ištiesi, bet pirmas gal dalykas, matai, kai Dievas šaukia, bendrai įmant krikščionybei, kelioniai su Dievu, viskas nėra apie mus. Viskas yra apie Dievą patį ir mūsų dalis yra sekti juo, paklusti jam. Čia pagrindinis dalykas, kad visi mes turime išugdyti savyje. Čia nėra, kad mes esam, sako, liudininkai jo darbų, tai reiškia, mes nesugalvojam jo darbų, mes nesam iniciatoriai jo darbų. Mūsų širdis turėtų būti, aš čia Dieve, jeigu nori, siūs mane. Čia pati pozicija širdies turi būti tokia. Jeigu žmogus, ta prasme, turi tą kitą poziciją, žinai, aš Dieve turiu planus, čia, žinai, žiauriai gerus planus. Aš šiaip tokius nerealius planus turėjau. Ir aš. Tau kokius gerus, dar iki dabar pagalvoju, tikrai jie geri buvo. Iš to, bet Dievas turėjo tobulą. Ir matai, jeigu žmogus tik ateina su savo planais, ir Dieve tu palaimink, žinai. Aš dabar melsiuosi, pasninkausiu, galiu tau ir patarnauti, žinai, ten kur nors. Bet tu prastum mano planus iš to. Tai tokiu būdu tikrai bus labai daug susigalvotų paties žmogaus dalykų. Ir yra be galo destruktyvus. Iš to, kada mes tokia širdim judam, velnias būtinai pasinaudos progą ir galiausiai apkaltins Dievą, nes nevyks dalykai, kaip tu galvoji. Nes matai, kaip yra, Dievas mato pabaigą nuo pradžios, mes tik pradžią. Ir jeigu Dievas mato, kad šiandien tau ta mašina, žinai, tu ateini 10 metų, man mašina, duok, žinai, raktelius, duok, sakau, noriu. Jis neduos tau, nes užsimuši tu su jie, supranti, Dievas žino. Ir kada mes einam tik savo tais norais, troškimai, tom ambicijom, ta prasme, ką vadinam kitais iki tikėjimo, kas visiškai nėra tikėjimas iš to, Dievas neleis, nedaleis, jisai visokius ženklus jūs kalbės iš to, bet jis sakys, manau, aš myliu tave pakankamai, kad nedaleisčiau tam tikrų dalykų iš to. Ir užtat yra be galo svarbu tikrai išdrįsti atsistoti tą vietą, žinai, Dieve, padėk man numirt savo. Šventoji dvasia, padėk. Ir tai yra kelionė, tai neįvyksta per dieną. Aš manau, kad visą gyvenimą bus, vis bandys tas senas, tas vėl, žinai, atsikelti ir aš noriu, aš suprantu. Tai čia aš matyčiau pats kertinis dalykas, jisai turi pasilenkt, žinai, įvardinant, kad palauk, Dieve, aš turiu labai gerus planus, bet renkuosi tikėti, kad tu turi tobulus. Ir tu esi už mane. Ir jeigu tu kažko man neduodi, tai ne dėl to, kad kažko man nenori duoti, bet dėl to, kad tai reiškia netinkama man, kažkas ne taip, aš ne ten suku. Aš tikriausiai man atrodo, kad aš labai gerai suku, bet aš renkuosi pasitikėti. Tai reiškia, jeigu taip apibendrinant ir vienu žodžiu pasakant, tiesiog pasitikėti. Tiesiog pasitikėti visapusiškai iš to.
Ir pasitikėti tai yra sprendimas. Supranti, pavyzdžiui, vyksta dalykai, pavyzdžiui, turit kažkokius planus, turi kažkokį gerą labai planą sugalvojęs, viskas su juo gerai. Tada ką daryti reikia? Tiesiog atnešti tą planą Dievui, bet iš tikrųjų atnešti. Žinai, kaip būtų, Dieve, va čia va mano planas. Aš galvoju, kad taip turi būti iš to. Man to labai norėtųsi, žinai, iš to. Bet, Dieve, jeigu tu matai kitaip, aš renkuosi pasitikėti. Ir tada tu atsipalaiduoji ir daugiau tada nepušini tų dalykų. Ir jeigu tu matai sukasi į kairę dalykai, tu su Dievu sukiesi į kairę, o ne tai, kad tu įsikirtęs, o Dieve, į kairę sukam, į dešinę, čia nesąmonė, nei ten sukasi. Ir tada gaunasi be galo sunki ta krikščionybė, supranti, tu visą laiką kovoji kažkokioj, nes tu, kas yra, tu nepasitikė. Tau reikia prastumti, supranti? Tau reikia, neužtenka maldos, papasninkam, prastumsim. Davai susitarė maldą, žinai, prastumsim. Nereikia nieko stumti, reikia pasitikėti ir Dievo našta lengva. Kai tu seki juo, nėra per sunku. Faktas yra sunkumai, faktas yra iššūkiai. Aišku, būna ir tikėjimo išbandymai iš to. Čia kitas dalykas. Bet tas ramybė, supranti, tas lengvumas, jis turi lydėti žmogų, ramybė, džiaugsmas, teisumas šventoje dvasioje, va čia yra vaikų duona. Kada mes esam jo valiai, mes taip jaučiamės, kai prasideda, supranti, ir gal žodis jaučiamės net tas, mes tokia būklė mūsų, supranti, iš to. Ir kai jauti čia kažkas veržia, atrodo, netelp, iškart susto palauk, Dieve, ką aš suku, gal aš vėliau savo kažkokiu, žinai, suku ir stumiu ir bijau ir tada svarbiausia sustot ir grįžt, ne Dieve, noriu pasitikėti, išmok, šventoji dvasia padėk, mano iki dabar malda, šventoji dvasia padėk man pasitikėti tavim iki galo, pasitikėti Jėzum jo žodžiu iki galo, padėk man, daryk, ką nori, bet padėk. Tai gal to. Jo, labai įdomiai sakai, nes man irgi būna, kaip aš turiu situacijos pakyla ir kaip aš noriu savo planų, aš suprantu dabar, kad jeigu mano reakcija yra tokia iš karto confusion, arba ten iš vis nėra ramybės, ar kažkokie tokie, emotional toks, kažkas nestabilu, žinai, vidun, man jau čia yra alarm, aš jau pažįstu save, jeigu aš žinau, kad, ir ne tik, kad žinai, kartais aš pateisinu, bet aš žmogus, žinai, gal aš tiesiog, taip jaučiu, žinai, ir tu pateisini, kad tu tipo žmogus, kad, normalu, jeigu tu apse, arba ten, žinai, nežinau, gal angry dėl to, ir viskas gerai, ir tu gali paverkti vieną dieną ir užpykti vieną dieną, bet jeigu tau tęsisis ir net tu nueini miegodama ir tu galvoji apie tai, tau man, ką asmeniškai suprantu, kad čia yra jau Dievas, man rodo, kad Greta, tu turi let go, nes tu dabar bandai kažkaip pakreipti, kad būtų tau, žinai, benefiting, žinai. Tai, nežinau, jeigu jūs klausėt ir jeigu jums yra tikrai kažkokia situacija ir jums jau ilgą laiką taip neramu vidun, tai žinokit, kad čia nėra iš Dievo, nes viskas yra, kaip jūs sakot, kas yra iš Dievo, ateina su ramybė, ateina su džiaugsmu, gal neatrodo, kaip tu norėtum, bet vidun visada turi būti toksai užtikrintumas, kad čia yra Dievas ir kad Dievas yra su manim ir nežinau, ką tu dabar pasakytum gal, jaunam žmogui, žinai, kur nežinau, gal eina per labai sunku laikotarpį ir bando kažkaip suprasti, ką man daryti, kur jie turi kreiptis, koks tas limitas iš žmonių ir kiek jie turi, pas Dievą eiti, nes aš kaip jau irgi man labai buvo sunku, iš ko man klaustis pagalbos, tada kas, ar man tikrai pasitikėti tiem žmonėm, ar man eiti tik tai pas Dievą. Tikrai, kai būna tos sunkios, atrodo, negaliu pati panešti. Tai... Geras klausimas. Pirmas dalykas, tai bet kokiu atveju nepasilik vienas. Čia pagrindinis. Nes velnio tikslas visą laiką yra,
žinot, kaip sako, mus, kaip bažnyčia Dievas vadina kaip avys, žinai, jos eina kaimenėmis, žinai, bažnyčia Dievas paliko, jisai išeidamas, sako, burkitės į vieną ir iškėsi sekminių dieną ta bažnyčia gimė. Iš to velnio tikslas yra po vieną atskirt ir tada, žinai, kai tave įspaudžia į kampą ir tu vienas, tave dabaigti yra visiškai paprasta. Ir kai kada žmonės, žinai, padaro, pavyzdžiui, tą išvadą, žinai, nu, aš Dievu pasitikiu, man bažnyčios nereikia, nes matot, bažnyčia yra šeima, joje yra smagu ir baisu, vienu metu, supranti iš to. Todėl, kad ten žmonės, aš vadinau dažnai bažnyčią kaip ligonį, nes ten, suprantate, mes visi su savo žaizdom, mes mokomės mylėti, visi mokomės. Mes nei vienas dar nemokam, supranti, iš to mes darom klaidas ir darom vieni ant kitų klaidas ir taip toliau. Ir bažnyčia nėra tobula, Dievas yra tobulas. Ir dažną kartą žmonės patyrė vienokias ar kitokias, žinai, ar nesusipratimus, ar tikrai ir įžeidimus kitas sykį, ir iš lyderių, ir iš pastorių, ir aš tikriausiai esu įžeidus, ne kartą nenorėdama kažko, supranti, iš to žmonės pasirenka atsitraukti ir tą kelionę, aš su Dievu viskas čiki-briki mes tvarkoja, supranti, bet bažnyčia, žinai, I'm okay, iš to nedarykit to, tiesiog išdrįskit, prašykit Dievo pagalbos perlipti tą ir nelaukit, kol bus blogai, suprantat, kad į bažnyčią, jei būkit kol gerai, iš to jau tada, iš to, bet jeigu jau yra taip, kad ta prasme, tu vienas ir dabar, nes nebuvai gal bažnyčio netgi senai, tiesiog kažkam išdrįs paskambinti, ateik tada pas pastorių, ateik, jeigu nėra draugių aplinkui, tiesiog rašyk, aš nežinau, kuriam tu pasaulio vietoje esi, bet pasižiūrėk, pavyzdžiui, kažkokia gyva bažnyčia, kuri Kristus skelbia ir turi, pavyzdžiui, counseling sessions ar kažką, tiesiog skambink, kreipkis, nelik vienas, toksai jokiais būdais, vienas tu tikrai nesurasi išeities, nesugalvosi, ypač kada tu jau meldiesi, tu šaukiesi Dievo, bet čia dar didesnis confusion, ta prasme, dar didesnė sumaištis, atrodo, lyg taip Dievas kalba, jau dabar taip Dievas kalba, jau dabar taip, čia yra ženklas, tau reikia žmogaus, tau reikia dievoto žmogaus, tada prašyk šventoji dvasia, vesk mane, duok man kažką, Dievas tikrai parūpins ir išdrįs, matai, Biblijoje iš vis, kaip sako, visa, kai iškeliat į šviesą, bus jau šviesa, žinokit, vienas ir iš praktikos savo pamačiau, pats geriausių priešnuodžių velniui, ta prasme, žinai, yra apsinuoginimas, iš to yra iškelimas jausmų, minčių, nesvarbu kažkam, va taip jaučiuosi, va taip man atrodo, va taip man yra, va dabar va toks pasimetęs. Ir ta prasme, kitas iki žmogui net nereikia pasakyti kažką, tu vien, kad pasakai garsiai kažkam, tai jau girdi ir tu savo atsakymą turi. Todėl aš sakyčiau, tikrai nelik vienas. Ir pasitikėk Dievu, kai tu sakai, kiek Dievų, kiek bažnyčia, žinai, kiek žmonėmis. Aišku, visame kame pirmiausiai žino, kad joks žmogus, nėra Dievas. Tai pirmiausia, Dieve, tu kreipiesi Dieve, padėk man. Ne tada, kai jau išbandėjai visus žmonės, ir tada Dieve padėk, žinai, kaip būtų, ne, atvirkščiai, ne. Situacija tokia, Dieve, padėk man. Aš šaukiuosi tavęs, aš pasitikiu tave, man nieks kitas neišves, ves mane. Ir tada iš to, dažniausiai, pavyzdžiui, mane dažniausiai Dievas vis tiek sujungdavo su kažkokiais žmonėm, su kažkuom aš dalindavausi, prašydavau pagalbos, ta prasme, išsakydavau kažką ir Dievas kalbėjo, Dievas naudojo visus tos žmonės. Bet jeigu tu į žmonės remiesi, kaip tie, kurie tau atsakys, tai jie gali tave labai sugadinti, toks iš kito galo gaunas, bet ir vieno ir kito labai reikia. Jo, manau, kad čia yra labai svarbu išsakyti tos net labai tabų dalykus, nes labai daug žmonių eina per tokius, tikrai traumuotus dalykus ir situacijas ir labai svarbu, žinai, bent vienam žmogui. Aš nesakau, čia yra labai irgi supratau mano tą, nes aš labai atviras žmogus, aš galiu visiems pasakyti savo istoriją ir per ką aš einu, bet jūs turit, surasti tą vieną arba du žmonės, pasakyti ir kad jie palaikytų tave, nes kaip tu niekada praeisi per kažką viena ir velnio tikslas yra tave isolating, kad tu viena būtum ir nėra, niekur Biblijoje taip nėra. Žinai, Jėzus ėjo su 12 mokiniais ir jis tikrai turėjo tą, net Dievas pats, Jėzus turėjo tų draugų, žinai, tai tikrai, jeigu
matot, kad jums reikia po kažkokios pagalbos, tikrai kreipitės į bažnyčias, į gal vieną žmogų, kur tu žinai, kur tikrai pažįsta Jėzų, pažįsta Kristų. Dar vienas toks paskutinis klausimas. Jeigu dabar jaunas kažkoks žmogus eina per kažkokias, kaip pasakyti, sunkumus pasirinkti, ar tikrai Dievas yra real, ar tikrai Dievas yra, ar man jį pasirinkti, ar man gyventi tą pasaulietišką gyvenimą, kaip jam pasirinkti, kaip jam net suprasti, kad Dievas yra. Ką jums pasakytum, kad, gal aš galiu dar truputį grįžti prie ano klausimo, vieną mintį tokį noriu pasakyti. Kai kalbam atverti širdį ir kalbėtis, niekada nebijokit pasakyti, kaip yra. Niekada, nes kitas iki, bet jeigu štai pasakysiu, tai, žinai, toks nebijokit, nėra. Pas Jėzų ateinant, pas žmonės Dievo ateinant, ta prasme, mes turim būti tikri, kaip yra. Mums nereikia teisingų atsakymų, mums reikia dabar tiesos, kokio yra, mes įpuolam į dalykus. Todėl yra labai svarbu toks, nesidėkit jokių kaukių, nes tai labiausia, kas užsmaugia, nes pasaulį dedamės kaukės, ateinat į mokyklą dedatės kaukės, nes ten prisiderint, ateinat į draugų savo kažkokių netikinčių tarpą kaukės, be prasme kažkokių madingų draugių štai kaukės ir visur tos kaukės ir kitas iki lygiai taip pačiai žmonės ateina į bažnyčią ir vėl nauja kaukė, dabar religinė kaukė, tai tikrai ne Dievas, tai tikrai ne Dievo kelias, tai labiausia vadink atstumia mus nuo Dievo, o tos kaukės ir bandymas prisitaikyti ir būti tais gerais krikščionim, žinai iš to, neprieinant prie tiesos, tai labiausia yra atstumia mus nuo pačio Dievo, nes ten ne Dievas, ten jis prisistato kaip Dievas, todėl būkite tikri, čia atrodo taip, aš žinau, kad aš dabar turėčiau norėti Dievo, bet taip, noriu ne Dievo, noriu kažko kito iš to, tai taip ir pradėkit nuo to ir tada help me Jesus, padėk man Dieve, nes Dievas bus ten, kur bus tiesa. Kokia jinai bebūtų, Dievas visą laiką žmonės sutikdavo jų tiesoj. Paleistuvės tiesoj sutiko ten, supranti, žinai, kažkokio melagio muitininko tiesoj. Ten, supranti, ten, kur buvo žmonės, ten ir Jėzus, bet jie turėjo atsiverti, turėjo būti tokie, kokie yra, nemeluoti, nepoteriautų poterių, sugalvotų kažkokių maldų išgirstų, bet kaip yra, taip yra. Iš to, eina prie paskutinio klausimo, kažkaip aš taip gal pasakyčiau, žinot, kaip ir Biblijoje yra parašyta, toksai sako, kad Dievas iš tikrųjų yra, žmonėms yra suprantama, vien sako iš kūrinijos. Supranti, žinai, kaip sako, vien visa ta, visos žvaigždės, visi tie dalykai, kaip sudėta, kaip pas žmogaus organizmas. Aš dabar kuo toliau domiuosi medicina, tokia kaip aš domiuosi iš to. O maitais galvoju, ten vienas organas, tokia mistika, o sudėt visus juos ir va taip veikia, hormonai, ląstelės, ten, dabar, aš buvau, unbelievable. 100%. Čia turi būti už to toks protas, čia toks turi būti dalykas už to. Kad tu supranti, čia joks bing bang, žinai, kažkokia absurdas, aš galvoju, kaip galima žmogui taip patikėti, bet aš suprantu, kaip galima iš to šiandienai, nes matot, kad Dievas yra, žmonės žino, klausimas yra tik vienas, arba tu nusižeminsi ir tu pripažinsi, kad tu ne Dievas ir tu nori suprasti Dievą, kuris yra ir pažinti, arba ne. Aš sakyčiau, čia yra nusižeminimo, sudužimo klausimas, nes kad jis yra, žmonės žino, giliai viduje, žinai, iš to, ypač kaip, ir kad Jėzus yra, žinai, kad, pavyzdžiui, jeigu kažkas atsitinka, nešauki Muhamedai, ar ten koks nors Buda, ar ten dar kažką, visi kažką tai Jėzau, žinai, kai jau ten skęsti, ar kažkas atsitinka, visi supranti iš to. Ir mes žinom, mes giliai žinom, bet pagrindinis dalykas yra sudužimo, nusižeminimo, nes matot, viso esmė nuodėmės, pirma nuodėmė, kaip prasidėjo nuodėmė, kada pirmas žmogus, reiškia Ieva ir Adomas, užsimanė, panorėjo būti dievais, kaip Dievas, nes jiem ir buvo pasiūlyta, bet suvalgyk tą ir turėsi pažinimą, būsi kaip Dievas, nereiks pas tą Dievą, nereiks nuo jo priklausyti. Tu būsi pats Dievas, galėsi vadovautis iš to.
Suprantat, ir toj senoj prigimty pas mus visus va ta pikta bjauri šaknis, tas išdidumas, tas nuosavas teisumas, tas aš pats sau Dievas, aš susitvarkysiu, niek čia man neaiškinkit, žinai, kam čia man kažkam sekt dar, ką čia sekt, supranti iš to, aš padarysiu viską, kad sektų manim. Ir čia yra į išprotėjimą ir tikrai į išprotėjimą vedantis gyvenimas, kur žmonės neatsitiktinai po to matai. Geria visokius svaigalus, vaistus ir tai toliau. Kodėl, kad ta pozicija yra nepakeliama. Tu žinai, tu jos nepakeli, supranti, tai gali tik Dievas, supranti. Gyvenimą duoda Dievas, vedimą duoda Dievas, ta prasme iš to jam reikia tiesiog pasilenkti. Tiesiog aš pamenu tą patį naktį pirmą, kur aš iki to, aš tikrai, aš ten ieškau kažkaip Dievo, bet savo, žinai, kaip būtų, kol aš galiu valdyti, aš ten ir Krišnos knygas, ir man visas, kas apie Dievą būdavo, bet tol vis tiek paskui aš burtininkamus ten buvau pradėjus, ten vis tai Ouija board, guys, atsargiai, Viešpatie, čia toks pavojingas dalykas, kažkada turėtum padaryti, man atrodo, pokalbį, nes čia, mane tai buvo iš tikrųjų įtraukę iš to, bet visą laiką būdavo, tu kontroliuoji, aš kontroliuoju, vis dar, man atrodo, aš vairuoju, žinai, net tos dievystės niekaip nenorėjau paduoti, nors žinau, kad Dievas. Bet tą naktį aš pamenu, aš dužau, aš supratau, aš pavargau, aš tai pavargau, aš nujaučiau, aš neišvairuosiu. Aš neišvairuosiu. Jeigu tada aš būčiau, jo būtų sakę, kad aš depresijai, dar tais laikais neįvardino taip, bet tai ir buvo taip. Tokia neviltis, kas yra depresija, yra ta baisi neviltis, kur tai jau viskas, tu nenori jau nieko daryti, nes tu žinai, ką bedarysi, vis tiek gyvenimo nebuvo, supranti. Nors iš išorės aš labai gerai atrodžiau, viskas gerai, pilna draugų, aš visko turėjau iš to. Bet tą naktį aš atsimenu, atsiklupiau ant kelių namuose. Bet tai buvo ne tik tai ant kelių klūp, tai buvo širdies atsiklupimas. Tai buvo širdis, žinai, kur aš nusilenkiau ir aš tai pasakiau, tik tai sakau, Jėzau, jeigu tu iš tikrųjų esi, kaip močiutė mano kažkada sakė, ateik padėk man. Ir pirmą kartą gyvenime pasakiau tokius žodžius, atleisk man už mano nuodėmes. Nes iki tos nakties būdavo visi kalti dėl to, kaip man yra. Mama už tą, mokytojai už tą, valdžia už tą, draugės už tą. Ir ta prasme, bet tą naktį aš suvokiu, aš turiu savo dalį, už kurią aš atsiskaitysiu prieš Dievą, supranti? Iš tai ir man nesvarbu, nei didelė, maža iš to. Bet aš atsimenu, atleisk, jeigu tu esi. Jeigu toks esi, jeigu iš tikrųjų egzistuoja, tai padėk man ir atleisk man už mano kaltes. Tai buvo visa mano malda, bet tai buvo giliai iš širdies toks pasiduodu. Toks viskas. Nenoriu daugiau kovoti, aš neturiu vilties, aš nežinau, aš jau nenorėjau sugalvoti kokį dar variantą, susigalvoti, žinai, kad tipo gyvenimą surasti. Ir aš nesitikėjau nieko, aš tik pamačiau jeigu ir aš tokį patyrimą antgamtinį turėjau, kuris jisai iš esmės pakeitė viską, aš nebuvau mačius, kad tai būna, nebuvau girdėjęs, nebuvau skaičius iš to, aš nebuvau jokioj bažnyčioje išskyrus katalikiškai, kelis kartus nuėjus iš to. Bet po tų žodžių man visų pirmas toksai, čia atrodo kaip krūtinė pradėjo plyšti, vos ne fiziškai, ir aš pradėjau, kaip iš manęs kažkas baisaus eina. Dabar, kaip žinau, tai buvo išlaisvinimas iš demoniškų jėgų ir aš atsimenu, jeigu aš būčiau leidus savo rėkti, aš būčiau kažkokiais keistais balsais rėkus iš to, bet kažkas plyšo ir taip ėjo, atrodo, kažkas iš manęs išeina ir tada tokia ramybė, aš dabar kalbu ir galvoju, Viešpatie. Tokia ramybė, toks džiaugsmas, tokia meilė, čia žodžių tokių nėra, mane kaip atrodo kokia, visas kambarys prisipildė gyva meilė, suprantusi, kaip mane įvyniojo, aš pirmą kartą gyvenime pasijaučiau, kad aš mylima ir priimta, va dabar kaip esu, matydama savo tas nuodėmes, supranti, ir atėjo toks, aš užmigau su drabužiais, aš verkiau ten nežinau kiek, aš supratau, aš radau, ko ieškojau. Aš radau, ko ieškojau ir aš niekada nepamiršiu to, niekada nepasitrauksiu nuo to, nes žinau, kad Jėzus yra viskas, ko man reikia. Viskas, supranti. Ta naktį man niekas mašinos naujos neatvežė ir aš, aišku, pasirodo išgydyta buvau, bet aš net nesupratau po metų, kad greitoji pagalba neatvažiuoja pas mane, supranti, iš to, prasme, bet ne tai, tiesiog Dievo dvasia, taip užpildo kiekvieną ląstelę žmogaus, viskas. Supranti, ir aš atsikėliau ryte, aš verkiau 2 dienas iš džiaugsmo. Aš jau buvau, ateis. Čia taip gražu. Aš to
tam pačiam buvau, žinai, ten tas pats, supranti, bet viską mačiau kitaip. Ir tokia viltis, ir toks noras gyventi. Aš noriu gyventi, iš va čia va. Nors prieš kelias valandas aš nenorėjau gyventi, supranti ir ko. Aš pradėjau eiles rašyti. Jo, aš pradėjau Dievą girdėti, dabar kai su to girdėti, iš to tai nėra, kad tu girdi balsus kažkokius, jeigu taip yra, reikia išlaisvinimo. Iš to, iš giliai vidaus, supranti, mintys, va čia, va, ne iš galvos, bet kažkur iš giliai pakylančios mintys, kur, žinau, ne mano. Ir jų net biškit struktūra, žodžiu, kitokia būna, žinai, iš to. Toks pakyla iš vidaus idėja, mintis, pamatymas, žinai, iš to. Ir aš tik intuityviai tada supratau, reikia tiesiog daryti, kaip girdžiu, žinai, iš to. Ir aš taip pradėjau gyventi ir dabar mokosi taip pačiai. Ir wow, aš gyvenime negalvojau, kad būsiu, kur esu. Tikrai, kas paruošta dar nežinau, bet žinau, kad turiu širdį laikyti iki gyvenimo pabaigos. Ar be sunkumų? Ne, tikrai daug sunkumų ir daug iššūkių ir visokių dalykų. Bet sunkumai be Dievo ir su Dievu yra du skirtingi dalykai. Aš gyvenau be Dievo su sunkumais ir su Dievu su sunkumais. Tai yra kaip diena ir naktis. Kada tu esi su Dievu, einant per sunkumus, va ta pati viltis, va tas pats žinojimas, bus gerai, kažkaip Dieve, kažkaip tu išsuksi, kažkaip tu pravesi. Ir jis visą laiką tai padaro, žinai, iš to. Ir atvirkščiai, pavyzdžiui, kai tu be Dievo, tu ten suki ir paskui taip susisuki pats, kad viskas, žinai, viskas ir tada norisi mirt, norisi, ta prasme, tai yra našta, kurios tu nepakeli dažniausiai būna, kuri užslegia, žinai, kuri iš tikrųjų žmonėm po to mintys savižudybės ar kažkokie dalykai, jie ir iš ten, nes tu pats bandai viską įsispręs, supras, sukontroliuoti, nereikia. Pavesk Dievo, kaip Biblija sako, ir jisai išnarplios kažkaip, žinai, bet su ramybė, su tuo džiaugsmu, su tuo vidiniu žinojimu. Dievas jums kontrolą, žinai, bus gerai. Jo, labai fainiai. Aš dabar noriu kažkaip užbaigti maldą, jeigu tu galėtum pasimelsti už tos, bet kokio amžiaus dabar, jeigu klausai, jeigu žmogus eina per kažkokią situaciją ir nėra vilties jiems, tiesiog pasimelsti už juos, tai jo. Visų pirma, gal noriu pasakyti, vien tai, kad tu įjungiai būtent šitą podcastą, būtent klausai Gretos sukurtą podcastą, dabar esmė. Aš tau noriu pasakyti, tai jau yra ženklas, Viešpats šaukia tave. Viešpats šaukia, žinau, kad šito podcasto neįsijungs taip žmonės tiesiog, netyčia. Iš to, bet Dievas šaukia tave, jis kalba tau, jis yra už tave, jis nori tau gerų dalykų, apie kuriuos tu šiandien gal net visai nepagalvoji, žinai, ir gali sakyti, bet aš tokia netobula, aš tu nežinai, Vilma, kiek aš čia visko pridaręs. Dievas sako, nėra nuodėmės, kur Dievas neatleistų. Arba tokia, ar manim Dievas, žinai, aš niekam nerūpiu, aš niekam nereikalinga. Tai dar aš būtent Dievui reikalinga, būtent jis tau neleido numirti, jis tau neleido padaryti baisių žingsnių, kuriuos tu galvoji padaryti. Vien dėl to, kad jis tau turi planą, jis tau turi net negerą, bet tobulą. Ir jis yra už tave, jis Jėzų atidavė už tave ir jisai saugos tave iki pat paskutinės akimirkos, toksai žinok, kad tikrai Dievas beldžiasi į tavo širdį ir jis nori tave vesti toliau. Ir aš tikrai meldžiu Dievę, ypač gal už tuos meldžiu, kurie atrodo stovi ant to tokios linijos, toks pasilenkti arba ne. Aš meldžiu Dievę tiesiog dabar tos malonės pasiduot. Tiesiog pasiduot Dievę, atsiduodu į tavo rankas. Daryk, ką tu numatęs. Dieve, tikrai skelbiu tą drąsą. Ta drąsa, Dieve, žengt tą žingsnį, kurie giliai žinai, kad tu turi žengti. Tiesiog kaip aš galbūt, ar kažkas kitas iš to Jėzau, jeigu tu iš tikrųjų toks esi. Aš renkuosi tada sekt tavim. Ir galbūt kažkas turit, galbūt jau jūs esat Dievo žmonės, jūs esat krikščionys. Jūs esat kažkokioj situacijoj komplikuotoj ir girdite jau tuos balsus. Iš tikrųjų tą balsą, žinai, kaip aš sakau, Jobo žmonos, tą balsą prakeik tą Dievą ir mirk. Matai, jis neduoda tau, nedaro, taip pat tau priešingai vyksta. Va visiems kitiem, tai va taip matai, kaip geriau tau va nieko, žinai, va tu kažkoks raupsuotas, kažkoks išskirtinis, prakeik tą Dievą ir mirk. Aš tiesiog briaunu šitas mintis Jėzaus Kristaus vardu ir aš tiesiog skelbiu tau laisvę pasiduot. Nereikia daugiau kovoti.
kovot, žinok, kad Dievas kovoja už tave ir jis išves tave. Tiesiog dabar nesugalvok, tikrai negalvok, sustabdyk visas tas mintis ir tiesiog pradėk šlovint. Tiesiog dėkot, Dieve, tu žinai, kaip išeis, aš atsiduodu tau. Ir jeigu nebus taip, kaip aš buvau suplanavęs, aš renkuosi pasitikėti, kad tu išvesi į geriau, negu aš galvojau, Dieve. Aš renkuosi sekti tavim. Ir nebijokit nei vienas, nebijokit, nebūkit įbauginami. Kai ateina tos gąsdinančios mintys, tiesiog sakyk, Jėzau, tu matai, ką aš mąstau, tu matai, kaip aš jaučiuosi, bet aš renkuosi pasitikėti tavim. Sustiprink mano vidinį žmogų ir tiesiog meldžiu sustiprink tą vidinį žmogų, kiekvieno klausytojo. Tiesiog dabar, Jėzaus vardu, Dieve, tai širdis bus sugydytos, te kūnai bus atstatyti, Dieve. Aš dėkoju tau. Jėzau, aš nežinau, bet aš išgyvenu, jeigu aš nežinau, kaip tu darai, bet aš tiesiog išgyvenu kažkas iš jūsų, čia mergaitė kažkokia mergaitė jauna. Tiesiog tavim buvo pasinaudota, tu buvai išprievartauta artimo žmogaus. Artimo, galbūt tai šeimos netgi narys. Ir tu dabar tu jautiesi tokia purvina dabar, tokia nereikalinga ir tu bijai kažkam pasakyt. Toks atrodo tu viskas, tu iš tavęs garbę atėmė, atrodo iš tavęs gyvenimą atėmė, tau nėra prasmės toliau gyventi, tokias jausmas ir tokios mintis. Aš tiesiog meldžiu už tave, tiesiog kur tu esi, kad dabar Dievo dvasia apkabintų tave. Tai netiesa, tos mintys netiesa, tas žmogus, kuris taip pasielgia, tai yra jo nuodėmė, prieš tave tu nieko dėta. Tau jokia gėda nepriklauso, aš sugriaunu, aš tiesiog traukau šitus pančius. Jėzaus Kristaus vardu šitas vaizdas, kuris dabar buvo ant jos uždėta, šita dvasia, kuri bando užsmaugti ją, dabar atsitraukia Jėzaus vardu. Aš Tėve skelbiu pilną išgydymą, Tėve, atstatymą emocinį, Dieve. Jėzau, ir drąsą pasisakyti, Tėve, te atsiranda jėga ir drąsa nutrauktos pačius, nes tu nesi kalta dėl to, kas atsitiko, tai yra melas, tai yra velnias, kuris tau meluoja, darytum, tu kažką ne taip padarys, su tavim kažkas ne taip, su tavim viskas tvarkoja, tu tiesiog atsidūrei toj vietoj, kur tavim pasinaudojo. Tiesiog nusipurtik tas pančius, atsistok, išsities, Dievas sugydys tave ir tiesiog kalbėk, nes gal tas žmogus naudosis dar kažkuom. Tai turi būti sudraustas šitas blogis, turi būti sunaikintas, nebijok. Tikrai Dievas duos tau žmogų, galbūt net ne tai tavo šeima, galbūt kažkas, bet Dievas duos. Eik lauk, Dievas turi tau gyvenimą, čia ne pabaiga. Čia baisus dalykas, kuris su tavim atsitiko, bet čia ne pabaiga. Dievas turi tau nuostabų gyvenimą ateityje, jis turi tau šeimą, jis tau turi žmogų, kuris tave mylės. Iš tikrųjų, nebijok nieko, judėk pirmyn, nesustok, nelik paralyžių šitam. Jėzaus vardu, Tėve, ačiū tau. Ačiū tau, viešpatie. Jo, tikrai, amen. Wow, ačiū labai, kad atėjai. Oh my gosh, tikrai jaučiu, kad Dievas kažką nuostabiai darys per šitą podcastą ir tikrai, jeigu jūs klausot, tikrai bus daugiau epizodų, subscribinkit ir susiraskit bažnyčią, susiraskit gerus žmonės ir tikrai būkit palaiminti. Jo, viso gero, iki kito podcasto.